pristatyti save, tai pradėkim gal nuo svečio. Mano vardas Danutė, aš priklausau čia, ateinu į edukacinius projektus kaip senjorė. Malonu supažinti, tai aš esu Dovydas ir aš esu iš Stasio Šalkauskio gimnazijos, atlikinėjau tarnystės projektą. Aš esu Jokūbas Maironis iš Stasio Šalkauskio gimnazijos, taip pat atlikinėjau tarnystės projektą. Tai galime pradėti nuo pirmo klausimo. Ar šiandien žmonės gyvena lengviau nei anksčiau, jūsų nuomonė? Šiaip palyginus, kaip mes augom ir kaip dabartinė karta gyvena, iš tikrųjų yra gyvenimas gerėja visom prasmėm. Kas liečia ir technologijas, ir mokslo, gali tikrai, kuris gabus ir gali siekti tikrai. Daug yra visokių pasirinkimo būdų. O kas Lietuvoje pasikeitė į gerąją pusę labiausiai? Gražėja mūsų lietuvėlė iš tikrųjų, pavažinėjus tikrai. Ir kas liečia Šiaulius, tikrai jaučiasi nutvarkomos labai gatvės. Aišku, žmonės pyksta, kad siaurina, bet vis tiek einam gražyn, gražėja miestai. O jaučiate, kas yra pasikeitę labiau blogąją pusę? Į blogąją pusę galėtų biški senjoram pagerinti gyvenimo sąlygas ir gyvenimo kokybę. Yra per mažos pensijos, mes iš savo varpinės. Jeigu teisingai pasakiau. Kaip jūs vertintumėte dabartinį jaunimo gyvenimo būdą, palyginus su kaip jūs gyvenate? Aš kai pasižiūriu televizijoje, yra laida Tūkstantmečio vaikai. Iš tikrųjų, yra gabus pas mum jaunimas, kaip šitiek yra klausimėlių ir tokio nedidelio kartais ūgio vaikučiai. Tikrai yra gabus jaunimas, galima tuom pasididžiuoti ir pasidžiaugti. O kaip vertinate dabartinį jaunimo gyvenimo būdą? Ta prasme, praeinate gatvį, pasižiūrite jaunimą, ką jūs galvojate apie jaunimą? Išsipuošęs, tvarkingas, nėra jokių problemų. Iš tikrųjų, linksmas, nemanau, kad jau labai kažkas jiem nepatiktų šiam gyvenime. Man atrodo, kad irgi tik reikia džiaugtis tom. Svarbiausia, kad sveiki ir laimingi. Turiu dar vieną tokį klausimą. Ar jūs įsivaizduotumėte dabar šio laikinį jaunimą paėmus ten nuo gatvės, bet kokį savo laikais, ta prasme, kaip jaunimą? Kaip jiems sektos gyventi, ta prasme, jūsų? Mūsų amžiaus, kai mes studentavom ar panašiai kaip čia? Taip. Mūsų amžiaus. Mes irgi siekti mokslus kažkaip ištrūkti. Aš pati iš kaimo labai norėjau išvažiuoti į kokį labai didelį miestą. Aš Kaune mokiausi, žinoma, gražus miestas ir labai norėjau likti jame, bet dėja. Buvo tada skiriami paskyrimai, kur tu gali, nereikėjo. Visko mums buvo pasirūpinta, darbo ieškotis patiems nereikėjo. Mes žinojom, kur važiuosim dirbti, ką dirbsim konkrečiai. Buvom aprūpinti. Mūsų laikais, turiu mintį. O ką studijavau? Studijavau technologijos technikume, planavimas autotransporte. Tikrai turėjau ir darbą, ir darbovietę gerą, ir aprūpintą bendrabutį gyvenamų plotų. Viskom buvo pasirūpinta. Dabar aš negaliu pasakyti jaunimo, ar taip rūpinasi, bet iš tikrųjų irgi tikriausiai, yra pasirūpinta. Gal ir suteikia gyvenamą plotą taip pat. Bendrabutį. Bendrabutį priklauso labai, ta prasme, jeigu tu ten šalia gyveni, tau nepriklausys. Priklauso nuo vietos, bet jeigu važiuoji kitą miestą, tai taip tikrai duoda. Tai, o jūs manote, ar technologijos žmonės suartino ar atitolino? Aš pasakyčiau taip, galbūt ir nutolino, bet čia buvo kalta šita korona. Ana labai jau pristabdė, tikrai taip, jinai biški pakeitė žmonės, kadangi uždarė namuose, iš tikrųjų čia yra, aš taip galvoju, nežinau kaip iš tikrųjų, bet yra žmonės pasikeitę, to tokio artumo truputį trūksta. Bet mes galim pritarti, nes, ta prasme, kai irgi buvo korona, mes užsidarė namuose, nieks neįdavo į lauką ir toks, buvo, atsimenu, labai keista, ta prasme, ateini į mokyklą ir taip. Taip, atrodo, kad net ne savo vietoj. Iš tikrųjų taip. Mes kaltinam koroną, bet iš tikrųjų truputį bendravimo trūksta. Bet toj srity yra minusas. O tai kaip anksčiau žmonės bendraudavo? Kaip anksčiau bendraudavo?
būdavo kolūkiai, būdavo talkos, bet ir ta pati, aišku, jūs nežino to Lenino labai, bet buvo Lenino gimimo diena vykdomos mieste, visur talkos. Tada išeidavom visi su šluotom, šluodavom gatves, viską. Dabar yra technologija, kaip sakoma, viską dirba mašinos. Žmonių kaip ir tokių nebereikia. Yra kaip yra, žinoma. Kas liečia gatvės, tikrai jos yra tvarkingos, tų šiukšlių tikrai nesimato. Gal labiau paukščiai šiukšlina. Ar jaunimas šiandien per daug skuba gyventi? Nepasakyčiau. Vis tiek jie mokosi, studijuoja, važiuoja, eina. Galimybių labai daug yra, aš ką galiu pasakyti. O skubėti, o kur tu čia nuskubėsi? Jeigu tu baigi vidurinę, vis tiek turi siekti mokslo. Aš taip manau. Čia tas tiesa. Tai ką manote apie socialinius tinklus ir telefonų įtaką pačiam jaunimui? Lyginant kaip jūsų jaunimas buvo ir kaip mūsų, tai visi bendravimai taip toliau. Labai palengvina gyventi, gyvenimą palengvina. Vis tiek mes esam pripratę, juk irgi traukiam pirmiausiai ryte atsikėlę telefoną. Pasižiūrim. Aš manau, jum vis tiek yra lengviau gyventi su technologijom negu be jų. Gali parašyti, paskambinti, ta prasme, tuo labiau, kad tie visi atsirado, kur su video, ta prasme, gali... Kur nori, kada nori, gali susisiekti. Čia tas tikrai žiauriai palengvina. Truputį įsiterpsiu, galbūt žmonės ir per daug filmuoja visokias smulkmenas. Galbūt reikėtų ir pamastyti. Bet yra kaip yra. Tai ten Facebook'u sukelta, ten gal... Bet tokia menknė, kad prasme irgi filmuoja, tai toks irgi kartais juokas netgi. Pritariu. Ten tų visokių produktų pagaminimo, kaip čia pasakius, net nereiktų. Čia yra jau smulkmenėlės, yra rimtesnių dalykų. Tiesa. Tai jūs prieš tai sakėt, kad dabar trūksta seniorams dalyko. Tai kaip pasikeitė pagarba seniorams nuo jūsų laikų iki dabartinių? Kaip pasikeitė, suprantat, mums kaip senioram taip pat yra daug galimybių. Aš pati vaikštau į 3 amžiaus universitetą, tikrai. Ir turim kelionių, ir turim labai įdomių paskaitų. Vyksta kultūros namuose, tikrai ateina žmonės šitiek pasiekę gyvenime, papasakoja irgi iš savo praeities. Ir apie kelionės, ir apie, kad ir mūsų dabar pietiniam apie tuos apuokus, žmogus užsiminėja šitom. Tikrai yra įdomu. Ir mes turime edukacinių projektų, kaip dabar šitam pastate mes renkamėmės ir tikrai labai įdomu. Ir piešiam, ir gaminam, ir iš tų visokių prigalvoja mergaitės ir muilą gaminam, ir žvakės gaminam, ir iš modulino kažką darom, ir kvapukai, ir, vienu žodžiu, tik reikia domėtis, nesėdėti namuose užsidarius, o veiklos tikrai yra. Senioram, kas liečia seniorų, tik reikia atsirinkti. Tikrai yra veiklos. Ar šiandien žmonės moka būti laimingais? Į šitą klausimą net paskaičiau. Kaip man seniorė, aš pasakysiu taip. Didžiausia laimė yra truputį savo sveikatos turint ir turėti sveiką šeimą, sveikus anūkus. Tai yra pati didžiausia laimė. Turtai, kiek mes jau užgyvenom, tiek mes jų ir turime. O iš tikro, tik džiaugtis gyvenimu belieka. O tai ką patartumėte žmogui, kuris jaučiasi pasimetęs gyvenime, nelaimingas? Ką patarti? Labai jau sunkus klausimas. Kiekvienas iš savo pusės turėtų, bet iš tikrųjų yra organizacijų, kur galima ir kreiptis, man atrodo, kad padeda susitvarkyti, jeigu tikrai, aišku, emocijos yra labai svarbu. Bet man atrodo, kad tikrai dar pasikartosiu ir organizacijų galima kreiptis, tikrai pagalbos ieško tada. Man atrodo, kad ir draugų tarpe neatsisakys padėti, jeigu yra tokia būtinybė. Bet ar anksčiau būdavo tokias teikiamas pagalbos, ar šiom dienom esate pastebėję žymiai labiau? Mūsų laikais ne.
tiesiog net neskelbdavo tokių dalykų, kur kreiptis, nežino žmogus kažkaip gesinasi, nu kaip mūsų laikais. Skandinasi arba alkoholyje, nu žmogus kaip prasigeria, iš savo bėdų, galbūt iš nelaimių prasigeria. Nu sakykim, juk pijokų, nu alkoholikų negimstama, bet tampama. Iš tikrųjų galbūt nebuvo taip, kad net mes nežinojom, kur kreiptis. Dabar yra tikrai ir skelbiama, ir aš nevardinsiu, kiek yra šitų organizacijų, bet pakankamai, man atrodo, jų yra nemažai. Jūs taip pat einat vidurinę mokyklą, sakykime, aš jūsų paklausiu, kur kreiptumėtės, pavyzdžiui? Tai yra net mokyklos psichologė, nu, visur mums tai tikrai yra tas dalykas sakomas, kur, kad jei reikia pagalbos, tikrai galima kreiptis, tikrai išnekėti. Nu, va, reiškia, yra tų tokių organizacijų, kur galima kreiptis. Bet dažniausiai tai sukausto baimę žmogų ir pasimeta. Bet šeimoje turėtų pastebėti, jeigu kas vyksta, sakykime, su vaiku, vis tiek tėvai turėtų atkreipti dėmesį. Tai vat, jei išnekant apie šeimą, jūs manot, kad šeimos ryšiai stipresni ir silpnesni nei seniau būdavo dabar šeimoje ryšys? Žinokit, man kaip senjorai labai sudėtinga yra atsakyti šitokį klausimą, kadangi mano jau vaikai dideli, jau aš anūkų turiu. Bet aš matau, kaip vaikai gyvena, atrodo stengiasi ir bendravimas, man yra labai sunku atsakyti tą klausimą šiais laikais, kaip yra, bet iš tikrųjų... Man asmeniškai atrodo tokie silpnesni, kiek mano senelis pasakojo, ta prasme nebūda nei telefonų, ta prasme šeima leistų visada laiką kartu, nebūda taip, kad vienas tą veikia, kitas tą veikia, visi turėdavo kažką bendro vis tiek. Bet žmonės važiuoja, dabar galimybės yra žymiai didesnės, keliauja, važiuoja kartu šeimos, juk, sakoma, pilni lėktuvai skraido. Bet ar jūsų laikais būda galimybė keliauti, ta prasme? Dieve brangus, jau čia aišku savaime, jau čia biški. Mes buvom uždaryti, mes net negalėjom išvažiuoti į Europą, tai dabar Europą platu, gali išskristi, išvažiuoti, tik turėk pinigėlį tam. Dabartiniais laikais galimybės yra tikrai šitoj srityje irgi platesnės. Mano senelis irgi pasakydavo visada panašiai, ta prasme irgi įdomu kartais pats paklausinėti, kaip jo laikais būtų ir kaip mano, bet jis toks labai vienapusiškas, jis sako, kad mums yra žymiai lengviau, ta prasme, būkit jūs dėkingi, ta prasme, kad turi tiek galimybių, gali tiek keliauti ir gaunat visko, ko tik nori. Tikrai taip keliauti, vis dėlto jūs irgi gyvenate technologijų laikais. Pasižiūrite ten bilietėlius. Truputį kainos skiriasi, vis tiek juk reikia, jeigu katras žmogus domisi šitom, tikrai yra galimybės didesnės žymiai. Mūsų laikais to tikrai nebuvo. Uždaryti mes buvom, Lietuva, priklausėm Tarybų sąjungai. Uždaryti, praktiškai. Nelabai galėjai kažkur pajudėti. Aišku, čia vietoje, Lietuvoje arba, sakykime, į Maskvą galėjom nuvažiuoti. Nes mes gyvenom tarybiniais laikais. Taip pat ir mano senelis pasakytų į Maskvą, ta prasme irgi važiuodavo, kad patostagauti ar į Kaukazų kalnus irgi taip pat važiuodavo, bet sakė daugiau, jam visada tipo gaila būda širdį, kad niekur toliau jis negali nukeliauti. Negaliu sakyti, kad negalėdavai. Vat, pavyzdžiui, dirbant darbe, suteikdavo atostogas, pavyzdžiui, tokioj Šventojoje turėdavo namelius darbovietė, mes ilsėdavomės prie jūros iš tikrųjų. Vat buvo tokia galimybė, bet tik ne Egiptas, Turkija ar vat, šitie kraštai. Neįmanoma, čia jau ne. O tai kokios vertybės jūsų kartai buvo svarbiausios? Kokias vertybės? Išleisti vaikus mokslą. Aš siekiau, kad vaikai baigtų kažkokį mokslą. Visai buvo. Išleidau patį pirmą sūnų į Vilnių. Šitas Vilniuje jau baigė irgi Gedimino universitetą, pradėjo dirbti Vilniuje, žinoma.
O kitiem likusiem pasakiau, Šiauliuose taip pat yra aukštųjų mokyklų, nes vis tiek mums reikėjo taip pat gyventi ir pinigų kaip ir trūkumai. Visada buvo sunkus gyvenimas. Iš tikrųjų Šiauliuose, baigė mokslus, vis tiek jaunimas turi siekti mokslo. Be mokslo yra blogai. Tiesa. Ką šiandien žmonės pamiršta, nors tai yra labai svarbu? Ką pamiršta? Mhm. Nieko. Nieko? Ne. Visiškai nieko. Reikia gyventi šią dieną, sakykime, nes mes nežinom, kas bus ateityje. Kaip pasakius, juk mumis iš visų pusių gazina. Įsijungti į televiziją žinias, karai, dronai, balionai, mes visą tą informaciją kiekvieną dieną matom. Tiesiog reikia džiaugtis šią dieną. Tiesiog džiaugtis. Tiesa, bet su tais dronais tai irgi dabar atsidarau. Matot, mes nesam apsaugoti, mums tik aišku ruoštis tam reikia, bet valdžia didesnės pastangas galėtų tam skirti, dėti. Mes neturim nei metro, nei tunelių, nei priedangų normalių. Mes, kaip aš senjorė, tikrai nežinočiau sudėtą kuprinę, į kur bėgti. Į kur? Į nežinę. Pirmų bilietų į Šveicariją. Geriausiu atveju. Tai jei galėtum pakeisti vieną dalyką Lietuvoje, ką pakeisimut ar čia tą, kad numis? Kad valdžios požiūris būtų daugiau dėmesio žmogui. Skirtas daugiau dėmesio žmogui. O koks valdžios požiūris dabar, kaip jūs įsivaizduojat valdžią? Ką jie labiau kreipia dėmesį, ta prasme? Apie valdžią taip, patyčios vyksta mokyklose, bet valdžios pavyzdys yra taip pat labai blogas, taip pat. O kokie pavyzdžiai, ta prasme, todėl blogai ar... Pažiūrėkit, viens ant kito. Ir vienas, ir kitas, ir ne vieno, tai yra, gal ir yra dorų žmonių, negalima apie visus taip kalbėti, bet mum lygiai taip pat žiniasklaida, ką parodo, tai parodo vis tiek neteisingus žmonės, neteisingus, nesažiningus. Ir jūs lygiai taip pat pakartokit šitą klausimą, paskutinį. Jei galėtumėte pakeisti vieną dalyką Lietuvoje, kas tai būtų? Taip, kas tai būtų? Valdžia labiau atsisuktų į žmogų, į eilinį žmogų, kad ir į jumis, į mokinius. Vis tiek jums irgi trūksta, daug ko trūksta. Ir mokykloje. Tikrai galiu sutikti, kad labiau reikėtų kreipdėmėsi į žmogų, kuris gyvena tavo šalyje, nei kažką kitą. Mūsų tiek mažai lietuvių. Dabar kalba apie gimstamumą. Skatinkit kažkaip tą gimstamumą. Kažkaip paremkit tas jaunas šeimas galų gale. Vis tiek žmogui reikia susikurti tą Lietuvoje gyventi gerbuvį, kažkokį turėti pamatus po kojom. Dažniausiai vis tiek visiems eina 18, baigia mokslus ir išvažiuoja iš Lietuvos, jiems čia nėra. Tai tas gimstamumas, tai taip, esu irgi pastebėjęs per televizorių, tai kartais net pasijuokiu, ta prasme, toks pagalvoju, kad kaip taip įmanoma iš viso, ta prasme, kad toks mažas gali būti gimstamumas, palyginus kaip ten su kitom šalim, kaip Lenkija ar Vokietija. Taip. Tai aš lygiai taip pat grįšiu prie šito klausimo. Ką jūs jauni žmonės norėtumėt pakeisti Lietuvoje? Įdomus toks klausimas. Bet aš taip pat jaučiu, sutikčiau, kad valdžią pakeisti. Prie valdžios pakeisti irgi. Valdžią mes patys šiaip įsirenkam, bet prieš rinkimus labai geriečiai yra valdžios atstovai. Kas mums aktualu, bet kai jau ten sėdi ir dirba, kažkaip to nesijaučia. Visą tą aktorių išmeta pro save, ta prasme. Taip. Tas ir pats pastebės, kaip prieš tos rinkimus, ta prasme, kaip angelai visi ten. Taip. Visi daug žada, bet po to nieko nedaro. Ja. Matot, galiu aš pratęsti šitą mintį, kodėl kada irgi televizija daro šitas gelbėkit vaikus akcijas, pasidalinkim mane.
juk žmonės tikrai aukoja ir padeda vieni kitiems. Tikrai žmonės yra geri toj srity. Bet valdžios atstovai kažin kiek prisideda prie šitų akcijų. Čia labai jau tie paprasti žmonės. Nu, jiem nėra reikalo prisidėti, ta prasme, jiem yra svarbu laimėti ir sėdėti galų galę ten Seimo rūmuose. Čia yra vienintelis. Ne visiems taip rūpia, kaip paprastam žmogui. Nesu matęs, kad kažkam rūpėtų, ta prasme. Nežinau nei vieno politiko, kuriam taip jau rūpėtų žmogus ir ar aukotų dar kažkam. Nu 100% negalima taip Negali, sakyti, kad bet- vis tiek yra ir sąžiningų žmonių. Aišku, mum žmonėm visą laiką parodo blogį. Geras gal greičiau yra pamirštamas, bet blogį iškelia į tą paviršių. Bet aš vis tiek grįšiu prie jaunų žmonių. Vat vis tiek mūsų Lietuvos ateitis yra jaunų žmonių rankose. Vis tiek, jūs jaunimas turit keisti. Jūs pakeisit kažką. Vis tiek. Bet aš vis tiek su laiku manau, kad jaunimas vis dėlto, vis su laiku daugiau žmonių išvažiuoja iš Lietuvos, tai toks irgi Blogai. Labai blogai. tiek į Anglijas, tiek į Norvegijas, ta prasme, tikrai yra ir daug pažįstamų, kurie sako, ten, tik baigsiu 12, išvažiuosiu į Norvegiją ir nebegrįšiu. Studijuoti aš sutinku. Mokytis Studijuoti taip, galima. bet- Taip. Studijuoti taip. Užsienis irgi yra gerai. Bet manau, su kiekvieną dieną vis daugiau žmonių išvažiuoja iš Lietuvos, tuo labiau, kad jaunimas. Tai Tai ir aš manau, kad Lietuvos gyventojų skaičius vis gali ir net mažėti, ta prasme, su diena. Sunku pasakyti, bet vis tiek ir sugrįžtančių yra, nesakykim, kad taip jau, aišku, išvažiuojančių gal ir, bet ir sugrįžtančių yra. Užsidirba pinigėlius, parvažiuoja čia, įsigyja savo nekilnojamą turtą, gali gyventi, kažkaip, sakau, pasikartosiu, vis tiek žmogui reikalingas yra pamatas po kojom, kažkur įsitvirtinti turi, nes kitaip nebus. O viskas atsiremia į pinigėlius. Ne, tai taip, aš sutinku. Aš irgi kaip turiu ir draugų, kurie tiesiog dirba užsienį, bet irgi jie grįžta į Lietuvą, grįžta pas šeimas. Nes vis tiek ten gyvenimo nėra, nes vis tiek čia yra gimtinė, čia yra viskas pastatyta. Tai tiek. Manau, užtek šiandien. Labai ačiū mūsų dalyviai.